Kartais pagalvoju, jeigu netikėtai miške atrašiau senai pamirštą partizanų bunkerį. Galbūt tokių radinių Lietuvos miškuose vis dar galima atrasti. Kai kurie bunkeriai buvo atstatyti, vieną iš tokių šaltą rudens dieną aplankiau. Tai, ką pamačiau viduje, mane suglumino. Įėjus į vidų, iš karto suglumino viduje esantis rūkas ir paskui pradėjo skraidyti šviesos rutuliai, arba kitaip vadinami orbais. Tačiau į tai nusprendžiau per daug nesigilinti. Geriau apžiūrėjęs vidų, išlipau į paviršių ir toliau tyrinėjau aplinką šalia bunkerio. Kita mano aplankyta vieta netoli mano miesto esantis piliakalniai. Tačiau mane domina ne piliakalniai, o netoli jų esantis keistas ir paslaptingas šulinys. Šis šulinys man primena vieną gerai žinomą siaubo filmą. Na, jeigu turite gerą vaizduotę ir užklysite čia sutemus, pamačius šulinį, jums nebus malonu. Ačiū, kad žiūrėjote šitą trumpą video ir iki kito karto.